Aš Vilma Vilkaitė Leonavičienė, dirbu Lietuvos edukologijos universitete. Esu atvykusi į Vilnių iš labai gražios vietos Lietuvos, labai gražaus vienkiemio, Gražučių kaime. Aš augau tokioje aplinkoje, kur yra lygumos ir labai autentiški lietuviški tėvai su labai stipriom vertybėm. Tai matyt, visas mano gyvenimas ten ir prasidėjo ir lėmė tą kodą energijos ir pozityvumo. Aš iš ten atsinešiau, į Vilnių atsivežiau, tą gerumą atradau arba gerų darbų darymą, arba laimės pojūtį, įsimylėdama lietuvių kalbą iš naujo. Atvažiavau su tam tikros tarmės kažkokiais trūkumėliais, netrūkumėliais, tarmės negalima sakyti trūkumais, bet tarmė pakankamai ryškia, sakiau, kap tu gyveni, gerai, blogai, bet pakankamai tokia pamatinė gera lietuvių kalba. Ir kuo toliau, tuo labiau pradėjau įsimylėti lietuvių kalbą ir supratau, kad kalba yra kažkas ypatingo ir stebuklingo. Ir paskui taip susiklostė gyvenime, kad pradėjau mokyti lietuvių kalbą užsieniečius, matyti iš savo drąsos. Tai šiuo metu švenčiu 15 metų patirtį lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos mokymo ir 10 metų esu įsteigusi universitete Lietuvių kalbos ir kultūros centrą, kuriame baigė virš 1000 studentų iš įvairių pasaulio šalių. Kalba yra toks stebuklas, kuris sujungia žmones ir juos, kaip aš sakau, arba priartina, arba nutolina. Jeigu mes galime susikalbėti, mes priartėjame vienas prie kito. Jeigu negalime susikalbėti, nerandame bendros kalbos, mes nutolstame. Kai užsienietis atvažiuoja, kad ir koks japonas, arba kinas, arba kazachas, arba gruzinas ir pradeda kalbėti lietuviškai, išmoksta pasakyti, iš kur jis yra, ką jis veikia, tai jau po kokio mėnesio jis būtinai nori pasakyti, kodėl myli Lietuvą. Visiems norisi pasakyti, kad Lietuvą myli dėl mūsų žmonių, nes mes vis dar esame tie, kurie mokame dalintis ir turime tą komunijos ženklą savo sielose, todėl aš didžiuojuosi savo tautą ir nenusiviliu ją, nes mes vis dar tyri, atviri. Ir dėl to aš tikiu, kad mums viskas bus gerai, nes mokame dalintis. Ir užsieniečiai atradę lietuvių kalbą nori atrasti ir vis likusią Lietuvą. Mano pozityvumo moto yra labai paprastas, jis yra atėjęs iš mano mamos lūpų, kuriai yra 85 metai. Ji, kad ir kas bet atsitiktų, ramiai atsisuka ir pasako, čia tik gyvenimas, viskas bus gerai.